Gerbiamas Valentinai, eks-vokalas esate Juodųjų serbentų, kokios perspektyvos jūsų muzikinėje karjeroje, taip? Muzikinėje karjeroje? Nežinau, ar yra kažkokių perspektyvų, aš manau, kad viską, ką gali žmogus pasiekti, aš jau pasiekęs esu. Taip, kad tiesiog belieka mėgautis šlove. Gana beviltiška padėtis yra, gana beviltiška. Neturite kur tobulėti? Kaip čia pasakius, aš tai turiu kur tobulėti, bet kam, jeigu tobulesnių nėra, tai kam man dar tobulėti? Man tiesiog malonu būti geriausiu, tiesiog žinoti tai, kad esi geriausias. Ar netrūksta? Suprantat, kam dar kelti kartelę, kam žudyti tuos nepatyrusius kitus muzikantus, arba kad ir labai patyrusius. Žinot jūs tos Beatles, ar kaip jie ten kur buvo, po to Led Zeppelin, žinot? Durininkai ten tie visi. Taip, tai tiesiog buvo, jie tiesiog paklausė mano dainų ir jiem atėjo tokia inspiration, influence, mano reiškia, tokia karma, skleidžiu, kuri įkvepia žmonės. Man tai malonu yra, kad žmonės manęs įkvepti gali kažką tai sukurti. Tobulėti, ką? O netrūksta iššūkių pačiam? Iššūkių? O kas tai yra iššūkiai? Iššūkis, kad kažkas galėtų pasipriešinti jūsų įtakai. Man pasipriešinti? Taip. Ar jūs suprantate, ką jūs kalbate? Atsiprašau už durną klausimą, bet vis dėlto gal galėtumėte atsakyti. Kažkoks iššūkis man skleida iš galvos. Taigi, ar atsakysite į klausimą? Kokį klausimą? Apie iššūkį? Ai, ar man iššūkių netrūksta? Netrūksta. Netrūksta? Netrūksta visiškai. Neturiu nei vieno ir netrūksta. Netrūksta. Jūs patenkintas tokia padėtė, kokia yra? Taip. Ruošitės iš to ilgai ir laimingai gyventi? Ne tiek ilgai ir ne tiek laimingai, bet taip, gyvent ruošiuos. Tai buvo exclusive interviu su Valentinu Benaičiu iš Juodųjų serbentų. Dėkoju. Satana. Dabar taip, uodas, skrydis ir mirtis. Ir žymioji pabėgimo iš kalėjimo dainelė. Super, palauk paplosiu. Tai nereikia.